Treneri, koks būtų jūsų komentaras apie šios dienos rungtynės? Koks komentaras, atvažiavom, sužaidėm rungtynės, ta prasme, nelabai tikėjomės tos pergalės, nes, kaip pasakyti, pradžioje Pečiulis darė savo žaidimą, bet, kaip pasakyti, treneriai padarė išvadas, biškį atjungė, mes vieno žaidėjo, kad dar mums prikipdavo, susirgo, net važiavo, tai būtų dar kažkiek, tai su dviem žaidėjas neapžaisi Vilniaus komandos. Na, bet po 2 kėlinių atsilikote 8 taškais, paskui jau ta persvara išaugo iki 2 ženklės. Tai kas vis tik tai lėmė? Nuovargis, ko gero? Ko gero, lyderių pagrindinių žaidėjų nuovargis ir to pasiekoje, kaip pasakyti, Vilnius turi didesnę rotaciją, didesnį ūgį, to pasiekoje ir atsirado tas skirtumas ir viskas. O jūsų aukšto ūgio 5. pražanga 15 numerio, ar buvo didelis nuostolis ten 3 berods pradžioje, apie vidurį kažką? Tai čia mums tos įtakos nelabai turėjo, gal kažkiek, bet, ta prasme, kol kas iš jo tik tai ūgis, bandysim ateiti kažką padaryti, kad jis mums daugiau prikiptų ir padėtų komandai. Gabrielius Pečiulis, 27.9 atkovoti kamuoliai. Kodėl neišleidot, kad 2 dublį surinktų? Tai mes nesivaikom tų dublių, ta prasme, vaikydamasis dublius gali kartais gauti netyčia traumų, o to pasiekoje nukentės kiti dalykai. Tai aš neakcentuoju tų dublių, nei tų taškų. Svarbu, kad eitų diena po dienos į priekį, stengtųsi tobulėtų ir viskas.